Labą dieną vidurdienį. Čia prie tokio gražaus vaizdelio su meškerė mes pradedam žvejų mūšį. Ir šiandien žvejų mūšis vyksta Kulių užtvankoj spiningautojų. Čia žvejai mėgina su guminukais savilioti margašonę plėšiūnę didžiąją. Einam pasisveikinsim. Čia laida žvejų mūšis. Oras pašalusi. Tai yra oras pašalęs. Ir lydekos turi kipti, būtinai. Dėstas, kur gatavas. Be abejonės. Dabar prieisim, jeigu ne... Blėt! Paklaus, atsiprašau, iškirp čia. Iškirp dabar, net. Viškai apsivirtau slidu, pašal. Apsivirtau sūriu. Gerai, paėdėm. Einam prie vieno. Galbūt čia, man slidu. Pirmas žvejys iš Antarktikos. Norėjau pasakyti iš Artumėnų. Iš Žemaitijos kaimo, kur prūdai dideli. Nu, be pavadinimų gal jis pats žino, aš neatsimenu. Prašom, ponas, prisistatykit, koks jūsų būdas pinigavimo, kokie sezono laimikiai šiais metais. Vardo pavardės galite nesakyti. Nu, Vienas peiliukas, nedidelis. tik tai vienas peiliukas, bet tai svėrit, nesvėrit, kiek peiliukas tas svėrit. Vos. Tai išeina, kad kilogramą ir pusę. Gerai. Jau kokia taktika jūsų? Ar tik metat, traukiat, ar su patraukimais, ar su patempimais, ar pasukimais, kokiais nuleidimais, pakelimais? Tiek. Tai toks žvejys turbūt esate, tada naujokas gal? Kiek mėnesius pinigauja? Pirmdėjim. Jums reikia dar pamokti ant plyno lauko, palaidyti iš palių. Gerai, einam prie antrojo. Žiūrėkit, čia nepagaukit, jau kiek jau žvejojat? Pirmdėjim. Net minučių kiek žvejojat, mums tik valanda duota per valandą, jei tu gausit. O gerai, gera byla. Štai turim kitą žvejį, jau gerą, seną, patyrusį, jau kiek jūs prižvejojęs, nuo mažų dienų visi žino. Iš Šimulių kaimo irgi Žemaitis Kulių užtvanką pažįsta kaip 5 savo kojos pirštus. Tai pristatykit. 4. Ir papasakokit, kokie jūsų stilių žvejybos pinigavimo. Jėzus Marija, neužmuškite savo to guminių prietaisų. Tai kaip, koks jūsų stilius? Metat, patraukėt ar metat, traukėt? Visai, ir metam patraukiam, ir metam nebetraukiam. O laimikiai kokie, žinau, kad pagavo, tai gali pasigirti. Į žvejų mūšį nepasididžiuoti. Šiundį nieko nepagavo. Ne, aš apskritai sakau, per visą rudenį, tai žiemos dar dabar te prasidėjęs. Per rudenį, spalį. 17. Vo matot, vo čia žvejai. Ko? Varlių? Varlių. Tai gal viduj buvo, bet Viduj nebuvo. lauki buvo. Bet 18 lydekų kiek supratau. Tai gerai, sėkmė irgi jau 20 minučių žvejoja, tai už pusvalanduko jau bus kaput, kaip sakant. Jei pagaus kas nors, tai laimėsim, jeigu net skelbsim lygiąsias ir kitą. Nutraukiam dabar laidą. Todėl jau jungiai filmuoja, gerai. Oras šiandien geras, kaip matot, saulė išlindo, temperatūra minuse. Perkelėm mūšio vietą žvejų. Dabar jį nusileido į tokį slėnį, kur čia vadinamas galas vaga, dar kaip norim, taip. Ir jie nuėjo ten, kur mums neįmanoma atsidurti operatoriams. Ten žiauriai patvinusi vanduo pakilęs, dar užšalęs, ten turi ojojoj bristi ir bristi. Pamėginsim nusileist žemyn į tą slėnį. Labai čia slidu reikia atsargiai blėt, kaip alpinistui. Nes gali čia paslyst greit ir... Gerai, aš viską tvarkuoju. O čia netvarkuoju dabar. Vien reik šakos. Jėzus Marija, kur... Išėjo, bet... Žala, lūžo šaka. Ką padarys, reik leistis. Gerai, viskas.
Operacija jau baigėsi. Va štai. Mūsų žiniai mūšių dalyviai perskėlė į kitą vietą ir bando sugauti lydeką per trumpą laiką. Jiems liko 20 minučių, nepagaus, nelaimės nei vienas. Tiek žinių iš mūsų. Tiek žinių iš mūsų laidelės dabar. Susitiksim, jei užkips. Margašonė plėšūnė. Jei susikaus bent vienas žvejys, tai bus labai smagu. Baigėsi žvejų mūšis, liko tik 5 minutės. Mūsų naujokas Marius žvejys nieko nepagavo. O ten matom mūsų kitą žvejų mūšių dalyvį. Irgi jokių laimikių. Ir tikriausiai, kad baigs žvejų mūšis be laimėtojų šį kartą. Ir teks sukirsti rankom. Nėra šiandien lydekų. Блять, Ира! Ира! Naujokas, keisi. Vedėjau, sakyk. Matom, sukipa tik išėjom. Ir lydeka. Suvirš. Slik, nesaks, taip likmat, tu nekelk, nutrauk iš karto, blė. Pamatuokite, kiek centimetrų ar galime imti ją. Taip, kažko. Tik išėjau pas kito žvejų mūšių dalyvio. Išgirdom šauksmą, kad užkibo lydeka. Taigi, taip ir 2 metrą. 55 centimetrai. Ogolniai. Pradėjai traškirti. Va štai, žvejų mūšis pavyko. Lydeką turim. Pratariau. Štai kaip. Žuvių, blė. Atidaryk maišelį. Štai laimikas. Graži margašonė plėšūnė. Sakau dabar. Dudėsis, mažiniuką, nebėg. Taigi. Pliauškys, buvo, kad tu žuvis, klaus. Įdyk, tam sak. Naujasis, nu kaip naujokui. Atsisukit, pasidalinkit nuomonę. Kaip kova su ta margašonė. Vis kur. Širdis lipo lauk. O iš kur, blė. Štai kaip būna spiningautojų varžybose.